diržų folks tautiečiai verstis nereikės. Cukraus mokestis, va tie, kurie taip pat sutampa su kažkokiu dar kitų tikslų, tarkim, sveikesnį gyvenimo būdą parkogu ar kažką, ir jie nėra tokie pastebimi. Specialias taupomasias sąskaitas, kurias komerciniai bankai, SEBas ypatingai, transferuotų į mūsų nacionalinį plėtros banką Iltė. Su ta informacija susipažinus, pateikus finansavimo planą, aš manau, kad ta diskusija tikrai normalizuosis ir nebus. Pats turtingiausias visų laikų pasaulio žmogus Elonas Muskas. Tai labai sveika būtų pasikalbėti ir jeigu per ambasadą jau baigiam netgi derinti, kad pas mus į Seimą atvyktų Emiratų digital, Vilniaus biudžetas 100 milijardus 500 milijonų. Benkunskai, susikišk stadioną savo į Rudąją ir tuos Patį sprendimą dėl 5-6% gynybai be abejo. Žanro klasika. Kisa. Kam jums pinigai, juk jūs neturit fantazijos?